Istorija prasidėjo nuo lipdukų, o baigėsi baudžiamąja byla 5000 eurų teisiniam išlaidom, 60 valandų viešųjų darbų ir laisvės apribojimų 1 metams. Kiekvienas kalambūro žiūrovas supranta, kas yra teistumas ir kaip susiaurėja galimybės siekti karjeros aukštumų. Mus domina tik vienas asmuo, kuriam bus skirtas išskirtinis dėmesys. Bet dabar ant jo dešinės rankos buvo užmautas geležinis daiktas. Jo retorika pasikeitė ir jis pradėjo reikalauti, kad Vadimas nuimtų vėliavą nuo automobilio, nes kitaip bus pasekmės. Vienu momentu Olegas bandė smūgiuoti, bet pataikė Vadimui į petį, o pasėkoje prasidėjo grumtynės. Ant Olego Šurajevo galvos atsirado graikiško riešuto dydžio guzas. Gali kažkam pasirodyti, kad tai nedidelės smegenys bandė palikti 2022 metų valstybės kūrėjo Makaulę. Su jumis buvo Kalambūras.